Nu tai kągi, sveiki, su jumis aš Medutis, su mumis kas? Remember Lava, sveiki visi. Nu tai vat, galim pradėti mūsų podcastą, antrąjį. Kažkaip mėnesis laiko praėjo nuo podcast'o praeito mūsų pirmos dalies, bet gerai gavosi, ne iš tikrųjų, tada pirma dalis. Pusėtinai, jeigu publikai patiko, tada reiškia neblogai, nors šį kartą pasistengsim dar geriau padaryti, pasistengsim mažiau nutraukdinėti viens kitą ir šiaip gal gerai bus. Tai gerai, mes čia vis tiek dviese šiandien podcast'e. Nebus pienelio šį kartą? Ne. Ar koks ten pseudonimas? Ne, nebus jo. Gerai, tai ką, vėl pakalbėsim apie sportą, ar dar kokio nors planų yra? Nu tai apie sportą pradžiai. Jūs ten kažką apie naują kažkokį ten ateina kažkoks ten naujas sportas, ar kaip jūs ten pasakojat man? Ne visai naujas sportas, tiesiog pradėjau paskutiniu metu domėtis arm wrestlingu, rankų lenkimu, jeigu lietuviškai. Nu tai pasakokit dabar. Tai ką pasakot, tai pradėjau šiek tiek treniruotis, gaila kol kas nėra priešininkų su kuom pažaisti, galima būtų, jeigu pinigų būtų daugiau, nusipirkčiau stalą, tada į stadioną gal išsitempčiau ir galbūt su kuo nors galėtume pasigrumti, parungtiniauti. Aišku. Nu tai ką, žinau, dar ties šitą temą dar ir galim kalbėti, ką čia, nežinau. Galima būtų čia šitą temą geriau parodyčiau, kokius pratimus darau, bet tai čia jau reikėtų rodyti gyvai, reikėtų filmuoti. Jo. Dėl šito jos. Dar turiu idėją, norėjau pasiūlyti, kaip galvoji, ar norėtum daryti, pavyzdžiui, filmuoti tą prasme visokius sportinius challenge'us. Jeigu pameni, aš anksčiau organizuodavau visokius challenge'us stadione su prizais mažiukais. Tai va, tu galėtum. Bet tai čia savaitgalis, o ne darbo dienom, o savaitgalis aš juk išvažiuoju vis. Tai kodėl savaitgalis čia, bet kadagi galima? Ai, nu jo, galim pabandyti šitą dalyką. Nes beje, ar esi kada nors matęs per YouTube challenge'us, vadinasi Impossible Dumbbell arba Inch Dumbbell, tipo labai didelis hantelis ir jį su viena ranka atkelti. Esi tokį challenge matęs? Gal ne. Nes realiai gali pasidomėti, aš gal tau kokią nuorodą nusiųsiu toj, nes realiai daug surenka peržiūrų, o aš kaip tik galvoju ant bairio pasidaryti savo panašų hantelį, kuris 80 kg svertų, dar storą rankeną padarysiu. Supratimas. Tai ką, čia palauk, dėl ko čia judėsim. Tai o pas tave kas sportuoji, nesportuoji, nori daryti apie sportą podcastą, kaip pats namie tupi tiktais? Nu, dabar kol kas nesportuoju. Dar norėjau pasakyti, kad mano pirštai kol kas yra biški gyja. Tokių. Nu tai rankomgi nereikia pirštų kojų, tu krepšinio negali žaisti. O prisitraukimai, atsispaudimai, svorių kilnojimai, taigi netrukdo tau koja tam? Kažkaip stadione nenoriu. Tai nebūtinai stadione, namie gali svorius kokius kilnoti. Nežinau, reikia pagalvoti dėl šitos. Prisipažink, tiesiog tingi. Nežinau. Tai vat, galim judėti į, nežinau, dabar apie futbolą galim judėti. Nu, apie futbolą aš tau daug nepapasakosiu, čia jau pats pasakok. Nu, tai žodžiu. Tada pradedam nuo Čempionų lygos tvarkaraščio apie futbolą, tai čia bus, man atrodo, UEFA dabar kiek žiūriu. Tai žmonės, jei žiūrėsit futbolą, galiu pasakyti visą tvarkaraštį, kada ką žaidžia, jei įdomu, galėsit žiūrėti. Tai galim pradėti nuo antradienio, tai žaisi rytoj. PSG komanda Paryžiaus prieš Borussia Dortmund kažkokį. Toliau trečiadienį tvarkaraštis 05:08. Madrido Realas žais 10 val. Vakaro su Bayerno Munecko komanda. Tai va,
kol kas tiek turiu informacijos, o rytoj ir 10 val. Žaidžia visi PSG. Tai kas norit, įsijunkit. Toliau galim judėti, kur čia judam. Šiandien, jei žiūrėsit Lietuvos krepšinio lygą, tai žais LKL 7bet Lietkabelis su Nevėžis. Tai galit žiūrėti, kas norėsit, 18 val. 50 minučių. Šitą papasakok tada per kokį kanalą ir per kur žiūrėti, jeigu jau Tai žodžiu, čia per kanalą tuoj pažiūrėsime mes. Bet čia turbūt bus, gal taip galvoju, kad čia tuoj pažiūrėsime mes. Nes jeigu jau net sakai kelintą valandą, o nesakai per kur, tai kaip čia dabar? Tuoj pažiūrėsime mes, pasakysiu tiksliai. Tuoj. Va, žais rodys per BTV kanalą. Galit žiūrėti, o UEFA turėtų rodyti per GO3 įpirkę, nusipirkę esat. Tai ten turėtų žiūrėti. Eurolyga ir bus 05-08, tai čia play-offai visokie, ar kas čia? Monakas žais su Fenerbahče turkų. Tai 05-08, tai čia bus trečiadienį. Tai ir, man atrodo, per GO3 19 val. Lygiai galėsit pažiūrėti. Ir rytoj kaip tik žaidžia Eurolyga Panathinaikos prieš Makabio Tel Avivą. 29 val. Ir 15 minučių rytoj žais. Tai galit pažiūrėti. Nu ir ką, čia daugiau yra šiaip rungtynių. Tai jau žmonės gal susiras patys, jau gal gana apie tvarkaraštį, čia niekam neįdomu turbūt klausyti tvarkaraščių. Tai gerai, kiek apie UEFA pasakiau, apie krepšinio lygą, apie Eurolygą pasakiau, galim judėti į kitą temą, tai jūs dabar galit judėti, pasakot kažką. Nu, aš tvarkaraščių armwrestlingo nepasakosiu, nes pats nesidomiu. Jeigu įdomu, per YouTube galit pažiūrėti East vs West, vadinasi turnyrų organizacija tokia. Tai va ten dabar pasaulyje turbūt pati populiariausia, labiausiai prestižinė. Tai nesenai buvo kaip tik varžybų ciklas, tai dabar į YouTube kaip tik išėję nemokamai video, nes pirmą, kai tik išeina video, tai jie būna tik mokamose transliacijose, bet po kokios savaitės atsiranda ir nemokamai YouTube'e. East vs West. Tai įdomu, žmonėm turėtų būti įdomu. Jo, gali pasižiūrėti ten. Nežinau, man tai kažkaip pradėjo patikti. Aišku. Dar beje, jeigu kada lauke pasirodysi, parodysiu vieną įdomų tokį kaip pažaidimą, kaip pratimą, kaip du žmonės gali imituoti rankų lenkimą be jokio stalo. Tiesiog taip susijami rankom, viens kitam už pečių dar su kita ranka prisilaikai ir bandai savo prie krūtinės pritraukti priešininko ranką. Taip visai įdomi žiūrisi ir panašus raumenys dirba kaip rankų lenkime, tai atsakau, kada lauke pasirodysi, galėsiu parodyti. Nu, supratau, jau gal greitų metų pasirodysiu. Arba jeigu norėsi, tai aš nieko prieš galėtum netgi nufilmuoti, arba tada operatoriaus kito reiktų, mes dviese rodytume, kas nors filmuotų, galėsi YouTube'ą kelti tada. Nu tai čia reikia su kokiu pienim gal tartis. Žiūrėsime, tai padarysime iš tavo žaidybinio kanalo sportinį kanalą. Žiūrėk, gal liaudžiai gal dar labiau patiks sportiniai video. Nežinau, kaip bus ateities planas. Tai vat ką čia daugiau papasakot žmonėm? Beje, atsiunčiau tau video apie sunkų hantelį, ten jau daug panašių video yra, galėsi paskui pažiūrėti. Aha, matau. Tai vat, aišku, ne visai tokį, nes tokie kaip čia tam video yra, tai čia pagal užsakymą jie daromi. Aš tai tiesiog ant ilgo koto daug žiedų užsidėsiu, tai kol kas planuoju 80 kg hantelį pasidaryti. Ta prasme, kotą jau užsisakiau. Užmausiu ant jo dar 16 žiedų po 5 kg ir gausis netgi kartu su kotu 83, gal net biški daugiau.
Aha. Tai jo, šitą jo. Supratau. Tai kas čia toliau? Ai, tai norėjau paklausti, kaip jūs ten jau įsirenginėjat po biškį namie pas save. Jo, kai sportuot ruošiausi, tai va, gavau šiandien suoliuką ir grindų dangą. Suoliuko dar išpakuot nebandžiau, ten ilgas darbas, tai kai laiko bus, o grindų danga jau vizualiai iš karto nepatiko, nes ji pasirodo labai minkšta. Ta prasme, jinai grinai pasirodo tokia, kaip būna tie ale vadinami gimnastikos kilimėliai, kur, nu, grinai toks pusiau paravonas, nežinau kaip jį pavadinti medžiagą, kaip jinai ten vadinas, užmiršau, bet žodžiu, realiai svoriams jinai nėra praktiška, nėra patogi, taip kad greičiausiai grąžindinėsiu ir pirksiu guminę dangą. Nes aš pradžioje nežinojau, kas čia per danga, kažkoks naujoviškas pavadinimas, to jau netgi pasakyti galiu, kaip jį vadinasi, kad žmonės patys netyčia nenusipirktų tokios pačios, jeigu kas domisi, ir nepapultų į nemalonumus. Žodžiu, namų sporto salė, jeigu norit daryti, EVA sutrumpintai, etileno vinilacetatas vadinasi medžiaga. Tai va, iš jos yra ganėtinai daug grindų dangos irgi tokių kvadratukų, ganėtinai populiari danga, bet realiai sportui jinai mažai tinkama, nes, nu nežinau realiai kam jinai tinkama, nes labai taip skista, taip sakant, labai baisu ją suplėšinti, netyčia su kokiu grifu užkabinus, nu ir taip toliau, žodžiu, geriau guminės. Jo, tai aš čia dabar ir galvoju, dabar kaip užgis kojos, viską susitvarkys jau normaliai užgis, tai žiūrėsim, ką čia gal į krepšinį grįšim, į trajekininką. Į trajekininkas tu. O man tai nuo krepšinio kol kas tenka ilsėtis, va čia kada užvakar atrodo neblogai pažaidėm su visokiais žaidėjais ir paskui man iki šiol kelienį dar skauda. Oho. Nu, persistengiau biški, seni sąnariai nieko nepadarysi. O kaip kojas jūsų užgyja? Nu, tai apie ką ir šneku, kad biški per daug pašokinėjau, tai o kelienį iki šiol dar nepraėjo. Oho. Tai jo, aš tai va kojas užgys, galvoju, vėl į tą krepšinį grįžti ir pradėti jau galvoju kažką įdomaus ir ruoštis. Nu, prieš tave tai ir su sulaužytom kojom laimėsim, čia tai nebaisu. Nu, aš pradėsiu jau po biškį treniruotis ir pradėsiu jau toj greitu metu ruoštis dvikovai. Gerai. Bandysiu ir paprastus metimus, bandysiu ir trajekus, nu, kad tu skaityt normaliai. Ir bandysiu be žingsnių visko. Bet čia be žingsnių jau kažkada čia normaliai jau žaidžiau. Nu, pratintis, ta prasme, nu, kaip suprast be žingsnio, ta prasme, pratinaisi nedaryti dvigubų. Varytis neimant kamuolio su 2 rankom. Nu jo, bet tai jau tą moku šiaip. Nu, ne visada dar. Ir jau tą, šiaip tai gerai, o aš dabar jau kamuolį šiaip metu. Nu, kamuolį tai mest visi sugeba, kas, aišku, jėgų turi, kad damest. Bet bet aš pasakysiu, dar prieš metus ar prieš pusę metų aš jųgi dar nepataikiau trajekų, dabar jųgi spindžiu. Prieš pusę metų tu nedamesdavai, tiesiog išmokai damesti, varadai ko didžiuotis. Čia būna, žinok, ir pradinukų, kurie dameta ir pataiko. Pasiekimas jau yra šioks toks. Nu, galbūt, nežinau. Bet mano svajonė dar žinot, kokia yra? Apsivaryti žmogų, perduot kitam žmogui, tada jis man perduoda ir tada užsikabint atkašį ir įmest. Bet tai palauk, čia priklauso, kokį žmogų tu nori apsivaryti. Nu, žmogaus nesakysiu po kol kas dar. Jeigu tu nori savo sesutę apsivaryti, tai man atrodo jau ir dabar apsivarytum, bet jeigu nori mane apsivaryti... Negaliu po kol kas kleisti, su kokiu žmogum čia noriu. Aišku. Paslaptis dar, tokia šiukia. Nes jeigu mane nori apsivaryti, tai dar toli tau iki to. O man atrodo, kad ant krepšinio užsikabinti iš viso tik sapnuose. Nu, jei paaugsiu, aš labai galiu aukštas būti ir vėliau, jei paeis man. Argi? Kiek tau metų jau? 17 rudenį bus. Nu, tai dar maksimum centimetrų porą paaugsiu, daugiau jau neturėtum augti. Nu, bet va, kiek savo tėvus visus pažįstamus jau pralenkęs su augimu.
Nu jo, bet manęs dar nepralenkė. Nu, bet jų nedaug trūksta. Nu, nebent tada labai treniruot gali šuolį, kad dašoktum iki krepšio, bet čia jau reikia treniruot metodiškai. O tu, kaip suprantu, treniruotis labai nemėgsti. Bandysim ateities planą daryti. Žiūrėsim. Kai pasiseks, nes yra dar ir kitų šiokių planų. Ai, tai jei kas matė, tai Medutis neseniai Turkijai buvo, tai tikiuosi vlogus visus žiūrėt mano paskutinius. Gali dar peržiūrėt, jei norit, jei nematė dar kas. Tai vat labai įdomus buvo. Nu, prisipažinsiu, iš karto nežiūrėjau. Nu, jei įdomu bus, galit pažiūrėti. Nežinau, kažkaip neypatingai mane apskritai kelionės domina. Tai vat papasakoju, kad įdomu buvo ir gerai. Jo, labai gerai viskas nusisekė. Jo, įdomu buvo. Reik po biškį ir galvoti. Dabar reikės pinigų, reikia užsidirbti. Ir tada galvoju dabar, reikės dabar visą iš pradžių, tai dabar yra reikalų biškį. Planų yra, ką naujinsios. Tipo kompą, ar ką dar naujint galvoju? Nu, čia su to kompu biškį sudėtingiau, bet galvoju apie kompą ir kažką spausti. O tai ką tu dar naujint galvoju? Nu, tai reikia dar, galvoju, gal kėdę kokią gaming nusipirkti. Dar galvoju, naują stalą nusipirkti, tada, ko Jėzau dar? Dar ilgi stacionarų kompą, bet jei pirksiu stacionarų kompą, tai 1500 mokėti reikia. Nu, priklauso kokį nori, galima ir pigiau, galima ir brangiau. Nu, man maksimaliai turi nuo iki 1000 reikės, arba iki 1500. Nes aš noriu labai galingo kompo, reikia man. Nu, čia priklauso kiek pinigų turi, nes sakau, galingumą, tai tu gali ir už 10 000 kompą susirinkti. Bet... Ten su 2 brangiausiam vaizduškėm. Nu, bet pasakysi, nu kas iš to, kad už 10 000 susirinksi, nu ką tu darysi su juo? Aišku, čia tai ir tai tau užtenka ir už 1500 arba už 900 kažkiek. Priklauso kokie tavo tikslai. Jeigu tu ten koks nors programuotojas, sakykim, su specifiniais poreikiais, kad tau reikia... Nu, aš dabar pasakysiu, dėl ko man reikėtų. Nu, aš noriu ant žaidimus, ant aukščiausių grafikų jau pradėti žaisti. Priklauso kokius žaidimus. Nes man atrodo būna tokių žaidimų, kuriem 1500 bus mažai kompui. Nu, Counter Strike'as dabar jis pagerėjęs ir jis labai daug prašo, FPS'ų labai daug. Ir grafikos ten aukščiausios, tai dabar jau reikia spausti. Nes galvoju dabar, biškį. Beje, jeigu mus nėra, man atrodo, Amerikoje esu matęs per kažkokius filmus, kad būna ir suaugusiųjų varžybos. Taip. O Lietuvoje tai net nesu girdėjęs, kad būtų kažkokios varžybos tarp suaugusiųjų. Ai, dar norėjau vieną naujieną pasakyti. Nu. Bet dabar jau viskas, naujiena tokia. Žodžiu, čia apie Žalgirį biškį pakalbėsim, apie naują komandą. Biškį naujų žaidėjų, kiek girdėjau, ateina. Jei, ką žinot, Kenaną Evansą pakeis Silvianas. Jis iš Prancūzijos, bet dabar jis žaidžia kol kas Bayerne, bet jau derybų stadijoje Žalgiris su juo. Tai va, tiek norėjau pasakyti. Tai daug tu žinai, tai aš nieko neišmanau tose komandose, man tai nieko nesako. Ir vakar dar žaidė Žalgiris prieš Wolves komandą. Tai jeigu norite, atsisukite. Jo, bet kažkaip ant poros taškų prakišo. Ant 4. Ai, ir žodžiu, ir klausiau šitą, kaip Trinkeris ten šnekėjo, tai žodžiu, labai Trinkeris ant šitų pyko, treneris Žalgirio, ir žurnalistų, kad nesąmonių klausinėja. Tai va, tiek žinių. Matyt. Nu jo. Tai va, tai dabar leidžiu Pieniui sakytis ir... Ką sakytis? Ai, beje, paklausėm Pieniaus nuomonės. Ar įdomu būtų, jeigu organizuočiau visokius sportinius challenge'us? Gal atsimeni, Pienio dalyvaudavai gal kada nors?
Gal ir įdomu, reik viską išbandyti, reik. Nes kol kas galvoju, pavyzdžiui, pirmą challenge padaryti, minutę laiko iškabėti ant besisukančio pagalio medinio mano, kur atsimenat. Aha. Medinio pagalio. Jo, jeigu pamenat, kartais nešiodavausi, treniruodavausi, vieną Gal. minutę iškabi, gauni šokoladą, pavyzdžiui, toks challenge'as. Gal. Bet mes dar dėl to challenge dar tarsimės. Reik man tik pasistengti patreniruotis po Skirtingus biškį. galima daryti challenge'us. Bet mes vienas prieš vieną šiaip žaidėjom kažkada. A krepšinį? Jo, Tai tu jo. pirmo žaisti išmok, paskui jau viens prieš vieną. Bet Galima, taip. aišku, man tai nesudėtinga, bet tai man atrodo, tu apsijoksi tik tais. Bet bijau prasileis po kulkas dar. Reik pasitreniruoti dar labai gerai. Kaip ir prieš mane per pucį. Tik tai turėk omeny dar vieną dalyką, kad treniruojasi tu ne vien mėtydamas tritaškius. Treniruotė geriausia yra pačio žaidimo metu. Ir kuo stipresnis tavo priešininkas, tuo greičiau tu progresuoji. Nes tu vienas gerai žaisti niekada neišmoksi. Tau, kad gerai žaisti išmoktum, reikia priešininko. Supratau. Nu jo, reikia stengtis jau su to krepšiniu biškį. Žiūrėsim, ką čia duos mums. Žiūrėsim, kaip čia bus. Ateities planas yra Žiūrėsim. pagerėti ir labai gerai pagerėti, kad užsitarnaučiau gerai. Nu, Nuo ko jis ten vėžį gaus? Radiacijos pas jūs yra. nuo joko sakė. Nuo joko. Tai Jis va. netiki, kad medutis sugeba sportuoti. Man atrodo, jis greičiau nukristų nuo to turiniko, negu vieną prisitraukimą padaryti. Nu tai nebūtina iš karto prisitraukimus daryti, pratimų daug galima sugalvoti. Nuo gimimo irgi nieks nemoka prisitraukimų daryti. Jeigu medutis visą gyvenimą prie kompo augo, tai jis aišku neišmoks prisitraukimų daryti. Nu, bet aš neaugu, aš kartais išeinu į lauką. Bet aš kartais išeinu į lauką, kaip va dabar. Bet kol kojos biški neužgijo, tai jo. Biški Nu kitaip tai va, viskas. kojas nėra, tai krepšinio jau nepažaisi, bet tai galima ką nors kitką sugalvoti. Bet į kojas užgis aš rimtai pažadu. Aš tokį, žinokit, hebrytę galvoju, žinokit, nusipirkti marškinėlius, kai kieno. Tu geriau kamuolį nusipirko, ne marškinėlius. Nu, man marškinėliai dabar yra svarbus, nes aš kai kieno fanas esu. Kam tau marškinėlį, jeigu tu kamuolio neturėsi? Nu, tai Ką tu su marškinėliais jei vaidinsi? reikės, aš futbolo kamuolį ir marškinėlius nusipirksiu prie to pačio. Taigi apie krepšinį šnekam, koks futbolas. Nu, nežinau. Bus matyti kaip su to krepšiniu ir kaip su futbolu. A, Žaisim tai vieną tu- kartą ir krepšinį, kitą kartą futbolą. A, Ir va tai tu tokį va žaidi- tvarkaraštį pasidarysiu. Vieną dieną A- futbolą, kitą dieną krepšinį. A tai tu žadi futbolo, ne krepšinio marškinėlius pirkti? Jo. Ai, nu tai futbolo kamuolį irgi reikėtų. Nes kam tau marškinėlį tik prieš merginas maivytis, bet tai... kai net kamuolio Kaime neturi. turim daug kamo O, tai va, monolių. reikės parsivežti. Tai parsiveškite, tai kas iš to, kad kaime turit, kai kaime turbūt net varstų nėra. Reikia. O girdi tu, ką Kas tu tu? kalbi apie mano kaimą stumečio, kad vartų nėra. Aukštadvaris irgi kaimas. A tai kybo tavo kaime yra stadiono aikštė, kurioje yra vartai. Bet yra ir pas mus krepšinis kaime, kur gali pamėtyti. Yra Jo. Nu, nežinau. labai platinas kaimas. Tai prašom Ten neskubėti. tipo lankas prie kokio nors medžio prikau. Už to užbaiginėsim. 2, 1. Baig čia. Mano. Čia. Eik tu, čia ne tavo studija. Gerai. Tai ką, galim jau po biškį užbaiginėti? Nu, užteks šiam kartui. Turbūt nelabai vykusiai gavosi, bo nėra apie ką šnekėti. Kodėl Kad- nevyko? kaip Viską išėjo, taip išėjo. biškį papasakojom, viską normaliai. Nu, pakalbėjom biškį apie sportą. Žiūrėsim, kitą kartą sakau, bandysim gal nusifilmuoti, tada gal visiems įdomiau bus. Žiūrėsim, kaip čia bus. Tai kągi, ačiū, kad žiūrėjote šį podcastą. Nepamirškit rungtynių pažiūrėti, futbolo arba krepšinio. Tai vat. Ai, bet tu. Ai, tai atsisveikint gali, Kenelė? Atsisveikinam po biškį. Kenelė, ate. Ate. Tai visiems iki tada.
Visiems iki ir pienelį Prenumeruokit. neužmiršk gerti daug pienelio, kad augtum didelis ir stiprus. Prenumeruokit šį kanalą. Ačiū visiems. Nes tai tik užtrunka vos tik keletos sekundžių. Sudie.